Sveiki, mėly pilnos valties bičiuliai, mūsų draugai, sekėjai. Šiandien antra naujų metų diena ir randuosi prie Neries upės. Su manim keli draugai, bičiuliai. Važiuojam trise ir bandysim pratęsti vakarykščią žvejybą. Vakar turėjau puikų laiką iš tikrųjų. Buvo pagautas 3 žuvis. Matysite visą tai mūsų reportažio video, mūsų video filmuke. Ir šiek tiek trumpai apie sąlygas, apie laiką patį. Vanduo Nery yra šiek tiek žemokas, nedaug pasidrumstęs. Dirbo visi ryškesni vobleriai. Aš čia atsiprašau, kad turiu mosikuot, mojuot. Kviečiu savo draugą prie savęs. Jam tai pirma šlakių žvejyba. Ir bandysime šiandien su juo kažką pagauti. Tai va, įrankiai. Mano įrankis kaip ir vakar. Štai. Tai yra Major Crafto Fintail salmonas. Puikus kotas. Puikiai tinkantis wobleriam. Ir naudosiu šiandien vėl tuos pačius masalus. Tiek timoną, tiek rogasą ir blizgutes. Tai va, ateinam į vietą, mašinų daug šiandien, žvejų daug ir matysim, ką mes čia šiandien pagausim. O jum gero žiūrėjimo. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Taigi pirmieji metimai. Bandau na 105 rogasą, didesnio masalo. Vanduo ganėtinai žemas pagal šitą žiemos laiką. Norėtųsi šiek tiek aukštesnio. Ir bandau pirmosius pravedimus. Labai įtartinas bakstelėjimas. Galėjo būti žalė, galėjo būti ir žuvis. Užsimetęs trišakis ant valo, kas retai būna nuo žolės. Tai sukelia azarto gaudant toliau. Bandysiu šiek tiek pasikaitaliuot masalus ir šitą ruožą pramėtyti rimčiau. Dažnai su wobleriu pramėtau artimesniuose ruožuose ir jeigu plati upė, į tolesnius bandau dėti jau blizgutį arba skęstantį woblerį, kas kartais visai taipogi pasitvirtina. Skęstantis timonas, jisai metasi geriau ir reikia su juo tik šiek tiek kitaip padirbti. Šiandien mano įrankiai tai Major Crafto Fintail salmon. Puikus kotas, daugiau tinkantis, sakyčiau, jisai wobleriam, bet puikiai susitvarko ir su blizgutė, gerai meta ir labai gražus linkimas, parabolė linksta.
moderiai ta akcija, jis grinai voblerinis kotas, man puikiai dirbantis, puikiai. Kamštinė rankena, nešaldo, puikus privalumas žiemą. Valiuką nekeičiu kaip ir vasarą, taip ir žiemą naudoju tą patį Daivat ornamentą. Lokarbono pavadėlis 037. Štai šitas masaliukas. Šita spalva yra man atnešusi gražių šešų, būtent šitas modeliukas ir šitas spalvinimas. Labai gaila, kad jų jau neberasi parduotuvėse. Bandysiu šitą vietą dar pramėtyti šiek tiek iš aukštėliau. Porą metimų čia ir paeinu keletą metrų aukštyn. Įsismarkavo lietutis, oras ne iš smagiųjų, bet 1 sausio dieną pasirinkimo neturiu ir bandau žvejot bet kokiu oru. Vėjas taipogi labai nemenkas. Kol kas tyluma. Bandau pereiti antrą vietą. Čia pakankamai stipri srovė. Nelabai aš čia tikiuosi šitoj vietoj, bet porą metimų padarysiu. Ir vėl 105 rogasas, kurio šiandien tikiuosi labiausiai. Dugnas. Dugnas, negilu. Bandau. Vėl sekantis metimukas. Keli metimai ir keliausiu tolyn. Daug šiandien žvejų ir vienoje pusėje kranto ir kitoj. Ir Ava, nedugnas buvo prieš tai. Nedugnas. Ir praeita čia žmonių. Ir vis tiek žuvis užsilaikius. Štai pirmoji žuvis. Gaila, nelabai aš jums gražiai galiu parodyti. Nedugniukas. Galvojau, kad dugnas gražus buvo stuktelėjimas. Tačiau čia turim šlakiuką. Gal visas ir lašišiukas. Pažiūrim. Pažiūrim ir pabandysiu parodyti jum. Šlakys. Šlakys 105 rogasą. Na va. Pirmieji metai. Štai, pasigrožėkit. Pirma metų diena ir puikiai žūklė.
Štai gražuolis. Štai dar pabandysiu ir padaryti nuotrauką ir įdėsiu į Pilnos valties puslapį pasidžiaugti. Šita žuvimi. Štai. Štai pirmoji žuvis. Nors jau turiu licenciją paimti žuvį, šitas šlakiukas ne, čia visai lašišytė jau. Čia jau. Nors pagal taškus, tai sakyčiau, kad šlakis. Nagi, pasirodyk. Oi, gražuolis. Štai. Štai šita žuvis, graži. Kabliukus. Ir žuvį paleidžiam. Štai graži žuvis, gražuolė. Ši keliauja į savo stichiją. Lauk. Šiek tiek aprimo emocijos, aprimo aistros. Po šitos puikios žuvies ir vėl bandau toliau. Aišku, jau dabar tai tikrai nebesitikiu tai pagauti antrą žuvį toj pačioj vietoj, bet nenoriu po 2 metimų išeiti nuo kranto tolyn ir bandau toliau. Taigi, rezimuojant šitą kibimą, pirmas pratraukimas turėjau stuktelėjimą ir suabejojau, galvojau, kad dugnas. Ir antrų metimų žuvis griebė woblerį ir papuolė. Sudirbo man puikusis 105 rogasas. Vanduo nėra labai aukštas, kaip ir minėjau, tačiau sausi žuvis agresyvi ir masalą jinai ima ir didesnė. Pakalbėjus dar su keliais žvejais, tai vieni iš jų turėjo šlakiuką, žvejų daug, tikrai daug. Kol kas daugiau nemačiau, manau, kad aš jų dar sutiksiu. Va, čia šita vieta yra grynai rudeninė, puikia vieta, žvejai žino ją. Ir žuvis čia užsilaiko. Žiemą aš čia prabandau ją rečiau, tačiau šį kartą vanduo yra pakankamai žemas
ir pramėtau aš jo ir šitą vietą. Keli metimukai, kaip sakiau, neužsilaikau daugiau šitoje vietoje ir einu žemyn. Žemyn dar yra kelios neblogos vietelės. Jas pramėčius važiuosiu į trečią vietą. Ava. Nelauktas visai veiksmas. Blizgutė. Visai atsitiktinai užsimečiau ir štai jums kaip ir sakiau, blizgutė labai gražiai sudirbo. Baksiukas, tas pats baksiukas šiek tiek paėjus aukščiau. Turiu. Ateikit pažiūrėt. Ateikit pažiūrėt, ką traukiu. Va, su žvejais pakalbėjau tą laiką. Ir štai žuvelė. Pažiūrim, ką mes čia turim. Žiūrim. Nagi. Salatis. Nelauktas variantas. Galvojau šalvės. Pasirodo salačiukas. Štai netikėtas, nelauktas, gražus salatis. Štai kokios žuvys kimba neryje. Puikiai žuklė. Štai šiokia tokia fotosesija ir žuvis. Šita graži žuvis keliauja atgal į savo stichiją. O mes bandom toliau, tiksliau sakant, ne mes, o aš bandau toliau. Ir labai tikiuosi dar jums kažką parodyti. Žuvis griebė iš ano kranto, visiškai iš labai toli. Ir tikrai galvojau, kad ne salatis, nes paprašė valo. Ir tik paskui jinai apsiramino. Na va, ne pirmas kartas, kai aš apsirinku su žuvimi. O va, tik pasitaisyk. Striukė ir vėl žuvis. Kažkokia fantastika. Man sausio 1 visuomet sekasi. Šį karšlakys matau aiškiai duodasi. Ir vėl baksiukas. Na, fantastika. Fantastika per tiek laiko susigaudyt tiek žuvies, tiek tik turėt kibimų. Blizgutė dirba puikiai. Nagi, pasirodyk. Kažko sunkiai nori kilti. Kažkaip labai nelašišiniai smūgiai, nešlakiniai, bet manau,
Manau, kad čia kažkas įdomaus. Nagi. Šlakiokas ramiai paėmęs baksiuką duodasi. Puikia vieta. Šitoj vietoj jau 3 žuvis. Fantastika. Fantastinė žvejyba. Štai pasigrožėkit. Ir jeigu norit įsigyti tokį masalą, užsukit į pilną valtį. Tikrai rasit jį. Štai žuvis jau kažkur tai pabraižyta. Atsargiai aš ją atkabinau, kur privalumas yra vienšakis kabliukas. Jisai neatsilenkia, jisai sužaloja per daug žuvies. Labai nenoriu užkabinti meškerės. Štai. Opa. Atkabinam. Labai stengsimės atsargiai, bet ne visada taip išeina. Kartais kabliai įryja stipriai. Trumpa fotosesija. Išnešimės ją šiek tiek į krantą. Atsiprašau žvejų, kurie tai žiūri tai skeptiškai, tačiau norėčiau nufotografuoti ir paleisti. Labai šiaip žuvis jinai įsilaiko gaji ilgai ir tikrai nemanau, kad jai kas atsitiks. Štai. O dabar gali keliauti į vandenį. Štai. Viskas. Vanduo šaltas ir žuvis puikiai plaukia tolyn. Super. Puikiai žvejyba. Geras laikas. 3 žuvis ir dar kibimo. Lašišaitė, salatė, šlakis. Ir dar tik 1 valanda. Iš tikrųjų puikus laikas. Ir mano patarimas jums žvejai, niekada neimkit vieno masalo. Ar tai ten būtų timonas, ar tai būtų rogasas, ar tai dar kažkas. Turėkit daugiau masalų. Nes tarkim yra vietų, kur užmesti reikia toli ir nepasieksi su rogasu ar netgi su to pačiu timonu, ir kitą kartą padeda tik tai blizgė. Ir žodžiu, naudokit įvairius masalus. Neapsistokit ties vienu ir bandykit, eksperimentuokit. Labai svarbu šitoj žūklėj nenugaudytos vietos. Aš manau, kad čia šiandien nelabai kas praėjo, ypatingai viena pusė, nes metu dabar toli visai palei aną krantą. Ir manau, kad ten tikrai nėra pražvejota dar.
Ir štai jau rezultatas, žuvis pasirodo. Labai graži srovė, čia ne per daug didelė, bet ir ne per daug lėta. Pabandysiu dar uždėti čionais timoną, ryškaliuką ir pasiduosiu šiek tiek aukščiau. Bandau duo animacijų, 77 skęstantį, labai puikus wobleris, ypatingai 88. Labai gražiai dirba. Tik tai gaila, kad jų yra nedaug spalvinimų. Bet, kiek teko girdėti, jų tikrai turėtų būti dar. Ir manau, kad kitam sezonui mes tikrai sulauksim šitų masalų papildymų. Atnešė jau jie man trofėjų šitas masalas. Ir rudenį turėjau puikių kibimų. Gal minusiukas jo, jisai šiek tiek sekliau eina, maždaug kaip 80 rogasiukas, bet labai gražiai dirba. Puikus masalas. Lėtam pravedimui, vidutiniai srovėjai, puikiai tinkantis. Pamėtysiu šitą vobleriuką ir vėl bandysiu blizguoti. Kol kas nelabai noriu bėgti šitos vietos, nes labai neblogas buvo rezultatas. Kaip kitur girdėjau, žvejai nelabai ką pagauna. Gaudau su 80 rogasiuku. Puiki vieta šita, bet minusas per žemas vanduo ir yra ganėtinai seklu. Ir netgi 80 rogasą jau čia kabina, kur nekur matosi žolės vandenį. Taigi ganėtinai sunkus gaudymas, tačiau neturiu pasirinkimo, nes visur labai daug žmonių. O aš vis dėlto bandau, labiau mėgstu, kad ir prastesnės, bet nenugaudytas vietas. Užsidėjau raudongalvį, kol kas ramuma. Tylu. Pereisiu pasroviui upę ir žūklę baiginėsiu. Na, o rytoj manęs laukia dar viena žvejybos diena. Tiesa, gal pačios žvejybos bus mažiau. Daugiau gal bandysiu pafilmuoti ir parodyti, kur ir kokiose vietose ir kaip gaudyti. Taigi, tikiuosi, kad rytojus bus taip pat įdomi žvejyba ir turėsiu gerą laiką. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Apmėtom perspektyvę vietelę, aš bandau arteroną. Mano kolega gaudantį šalia gaudo su timono. Ir šiek tiek pramėtę keliausime tolyn. Kol kas šitos vietos tuščios.
lėtas pratraukimas. Labai man patinka arterono darbas, jisai pakankamai yra agresyvus. Paprastas jo traukimas, keli patraukimai, pristabdymas, keli patraukimai, pristabdymas. Ir būna žuvis ir yra. Šiandien nemažas vėjas. Tai nėra blogai iš tikrųjų. Ir lietutis. Tai nelabai gerai mum. Nes šlampa kamera, šlampa apranga ir šąla rankos. Bet mes žvejai, kaip sakoma, kantrus. Labai susikaupę žvejas gaudo. Labai rimtų veidą, susikaupęs. Kaip žuvis? Vanduo tai geras. Vanduo geras, viskas gerai. Bandysim toliau. Štai dar viena vieta. Kaip ir, sakyčiau, visai neperspektyvi vieta. Čia nedaug ir gylio ir nepagavęs žuvies. Tačiau yra privalumas. Nėra žvejų. Čia jau nebedaina žvejai. Ir kartais tokios vietos jos duoda pliusą. Pabandysiu apmėtyti šiek tiek. Bet visai čia negilu. Sakyčiau, daugiau šapalinė vieta. Arba lydekai tinkama. Bandau animasų. 2 animasų. Puikus wobleris, labai gražiai dirbantis. 77 esas. Manau, kad jisai puikiai pakeis 80 rogasą. Kitoj pusėje 3 žvejai, vienas kažką pagavo, gal lydekaitė. Ateina mano kolega. Ir bandysim šiek tiek pramėtyti. Kol kas šios dienos žvejyba tuščia. Kiek sutikom žvejų, kelios žuvis pagautos. Ir dabar bandom vieną iš perspektyvių vietų. Kol kas nei mano kolegos, nei aš nieko nepagavę, bet oras labai puikus, šiek tiek palyja, bet dabar lenda pro debesį saulutė, tai iš tikrųjų puikiai tinkamas žvejybai laikas. Bandau duo animasų wobleriuką. Tikrai atradimas šių metų man. Puikus masalas. Puikiai dirbantis. Manau, kad sulauksim dar ir geresnių spalvų. Labai gerai metasi šitas wobleris. Nepamenu, kiek jisai gramų, gal 16 ar tai 19 net, bet man atrodo 16. Labai puikus metikas. Skęstantis, tačiau dirba puikiai. Vakarinės valandos artėja. Tikiuosi sulaukti nors vieno kibimo. Kol kas šiandien tuščia.
Taigi, mėly mūsų bičiuliai, Pilnos valties draugai, mes su savo kolega Sveiki. Sauliumi baigėm žvejybą. Saulius pirmą kartą buvo tokioje žūklėje ir pirmas blynas prisvilęs, nei dar ne pabaiga, iš tikrųjų, nei vieno kibimo, kol kas kitas draugas mūsų gaudo ten toliau, irgi tuščiai. Ir kaip jau minėjau, manau, kad pagrindinis kriterijus yra nugaudytos vietos, daug praeita žmonių, bet oras labai puikus ir jeigu vakar buvo 3 žuvis, šiandien yra tuščia. Bet dar turim laiko ir kas suveikia per tas dienas, kiek girdėjau, tai daugiausia pagavom voblerių, antimono. Man suveikia 105 rogasas ir blizgutės. Taigi važiuokit, bandykit ieškot, bandykit gaudyt, užsukit į pilną valtį, gausit patarimų, įrangos. Ir pagrindinis dalykas, norint gerai pagauti žuvį, produktyviai reikia dažnai važiuoti, kuo dažniau. Ar būtų šalta, ar lietus, ar saulė, važiuokit, mėginkit, bandykit. Ir prenumeruokit Pilną valtį, pamėkit mus, komentuokit ir gerų jums kitų žiūrėjimų. Iki.